Fake it till you make it motyvacija yra labai laikinas dalykas. Tai buvo kineziterapija, kur aš studijavau ir man tai patiko. Tai mes esam studijai MyFlow ir jinai čia yra trenerė. Žinau, kad asmeniškai treniruoja žmonės, mano buvo pirma pažintis, mato dar dabar prakaituotas visas veidas. Kas esi ir kuo gali padėti žmonėm? Labas, aš esu Rasa, esu kineziterapeutė, grupinio užsiėmimų ir individualių užsiėmimų trenerė. Galiu padėti su judesiu, nes tai yra mano specifika, kad judesys gydo ir mums jis yra reikalingas, nes žmogus sutvertas judėti. Teisingai. Taip, supratau. Ir žinai, man įdomu iš tavo patirties, tu tiek asmeniškai treniruodama, tiek grupinės treniruotėse, ką tu matai, kokias didžiausias klaidas žmonės daro savo gyvenime? Nesvarbu, koks amžius, žinai. Oi, tų klaidų be galo daug, bet klaidos yra proceso dalis. Manau, kad jeigu jų nedarysim, mes niekada ir nepriartėsim prie tam tikro tikslo. Blogiausia tai, kad žmogus galvoja, kad yra per vėlu judėti, ne? Kad iš viso, kad ar amžius, ar sunku labai, ar ne, vat nuo to. Jos stabdo baimę kažkokią. O geriausia tiesiog eiti, daryti, ar ne, ir paskui jo to tikslumo siekti. Nes man įdomu, žinai, yra strigimas, sako, nesportuoju, pradėjau sportuoti, mečiau, žinai. Pas tave čia tokia treniruotė, aš nežinau, kaip net ją pavadinti, žinai, tiesiog, savo kūno jėgos treniruotė tokia atrodo, ne? Su kažkokiais tempimais, taip toliau, tikrai, buvo tokia rimtesnė mano nuomonė. Ir žmogus, jeigu ateitų pirmą kartą tokia treniruotė, sakytų, oh my god, žinai, aš priprakaitavau, aš negaliu, kaip jam nugalėti tuos visus negaliu, neišeina lyginimas su kitais žmonėmis, žinai. Čia pasakysiu gal tokią klišę, bet fake it till you make it. Bandyk, kol tau pavyks ar ne. Nes tai yra taip, visą laiką bus sunku. Niekada nebus lengva. Ir tau būna sunku, realiai? Be galo, tai įsivaizduokit, tai mano darbas yra du viename, tai yra sportas, bet aš turiu eiti sportuoti ir tai dar yra mano darbas. Tai yra dvi blogybės, ar ne, čia juokauju, aišku. Bet iš esmės tai yra pagrindinis dalykas, kad tai taptų gyvenimo būdu. Tai neturi būti motyvacija yra labai laikinas dalykas, ar ne, tai turi būti tapti gyvenimo būdu. Nuoseklumas, sistemingumas ir variacijos. Viskas. Aha, o koks tavo nuomonė per tavo patirtį, nes turi jogos trenerė, kiek žinau, bent jau jogo, kaip suprantu, čia sakai, kad moki tos jogo pratimus ar moki anksčiau, tai koks sportas tavo nuomonė yra reikalingiausias žmogui? Ne, joga, aš nesu jogos trenerė, bet aš principus naudoju. Supratau. Tai principus mes galime naudoti, net jeigu nesame tos srities specialistai, nes tai bet kokiu atveju yra daug labai panašumų visose sporto srityse. Pagrindinės bazės yra beveik vis laik tos pačios. Tai va, o kokios sporto šakos? Kokia sporto specialybės? Tai, kad tu atradai, jo. Aš visą laiką norėjau padėti žmonėms ir tai buvo tuo metu tai vienintelė mano specialybė, kuri buvo susijusi tokia su medicina ir su judesiu, su sportu, ar ne. Tai buvo kineziterapija, kur aš studijavau ir man tai patiko ir nuo tos dienos aš nesimėčiau. Aš tik tai plėčiau savo galimybių ribas, ar ne, ko dar galiu padėti ir panašiai. Svarbiausia tai yra teisingi judesiai, tai yra tos teisingos judesio, ne, tai yra padėtys, ar ne, judesių galimybės, amplitudės. Visą laiką sakau, pirmiausia treniruokime judesį, paskui treniruokime raumenis, nes be sveiko judesio, tai jūs artėjate link traumos. Gerai, tai gal pažiūrim dabar keletą tokių patarimų, galim duoti žmonėm. Tai kažkoks vienas patarimas, techninis, jeigu įmanoma, aš žinau, kad kiekviena situacija reikalauja, atskiro, pavadinkim to priežiūros, taip toliau, bet, pavyzdžiui, žmogus sėdintis darbą nuo 8, nuo 9 iki 5-6. Kokį duotum vieną patarimą? Kuo daugiau įtraukti daug daugiau natūralesnių judesių, daug įvairovės judesių, ne? Nes jeigu mes sėdime, jeigu jūs kalbate visą laiką dažniausiai apie tam tikrą raumenų grupės aktyvavimą, mes visą laiką sėdim tam tikrose padėtyse ir paskui namie grįžę sėdim ir mes netreniruojam kitų judesių, ar ne? O čia ir yra svarbu žmogui judėti, kuo daugiau judesių. Jeigu mes sėdim, tai tada daugiau vaikščiokim, prasitempkim, kuo daugiau įtraukti natūralių judesių, bėgiokim, ne? Bet ką reiškia bėgiojimas? Tai bėgiojimas ne tai, kad bėgimas irgi yra sportas, jam reikia ruoštis. Bet aš kalbu apie tai, kad mes turime į viską žiūrėti kuo plačiau. Tai yra mažiau būti susikaustę, o daugiau įtraukti to, kad aš tikrai galiu, viskas yra smagu, eit geriau, pasivaikščioti, ne, kuo daugiau įtraukti rankų judesių. Tai yra viskas, ko mums reikia, ne, neužsibūti vienoje pozicijoje. Žinai, aš pats esu, dabar priaugau per tos paskutinius 5 metus antsvario, nemažai, gal 20% plus. Matau žmonės, kurie labai turi didžiulį antsvarį, kas, nėra toks fainas gal dalykas daugelį atveju, ne, nes daug sukuria minusų. Ir kaip tu manai, pavyzdžiui, kad žmogus, pas tave čia ne vieno nebuvo toks jausmas antsvorio, tik tai aš toks biškas ambesnis, ne? Tai ateina tokie lieknesni žmonės, bet ar ateina pas tave tų žmonių, kurie turi tą problemą su antsvoriu ir kaip iš jos išeiti, tavo nuomonė? Kiek sporto procentaliai, kiek mitybos ten, ar kažkokio mąstymo?
Oi, tai čia viskas yra labai, įeina visi šitie 3 dalykai sudėti, bet pagrindė tai dėja ne sportas. Nesportas. Pagrindė yra šaldytuvo atidarimas, ne? Ir tai, ką mes suvalgome. Nes maistas 80% berods mūsų mitybą įtakoja. Realiai, mūsų, ne? Taip. O vėliau visa kita tai yra mūsų, va, tai, ką tu ir minėjai, ne? Sportas ir mūsų mintis, mūsų visa kita didamos pastangos. Tai, va, tai čia jau galiu pasakyti, kad reikia viską pasitelkti pradžiai, pradėti nuo to, kiek mes valgom. Ir kiek mes dažnai valgom, ko mums iš tikrųjų reikia, ar mes tikrai norim valgyti, ar čia mūsų emocinis daugiau, o ne badas yra, ne? Tai va šitus dalykus va, reikia susitvarkyti, domėtis to, ne? Ir paskui viskas labai labai gražiai, sistemingai pavyksta. Tikrai. Man toks atėjo kažkada jausmas, kad jeigu tu nori sutvarkyti 80%, reiškia mitybą, tai pradžiai pradėk nuo tų 20% sporto, žinai. Nu, ir tada prasideda visi dalykai. Bet čia tik pradžia dėl to, kad mes, kai tik tai pradedame sportuoti, mes kažkokią naują tokią savo gyvenimą užsibrėžime, naujas startas ar ne, bet tai yra motyvacija, tai yra labai 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 trumpalaikis laikas. Nes turime suvokti vieną dalyką, kad nebus lengva. Bus tų dalykų, tų tokių dienų, kada mes nebenorėsim nieko, nei sportuoti, nei judėti, norėsim ir užvalgyti ir tame pasilikti yra labai lengva. O kaip nepasilikti? Nepasilikti, vėlgi sakau, gyvenimo įprotis. Kaip tai? Gyvenimo būdas. O kaip jį padaryti? Tai yra keletą dalykų. Tai sistemingumas, nuoseklumas ir variacijos. Ką tai reiškia? Tai seklumas, tai kad visą laiką nuosekliai to, kad sistemingumas tai yra sistema. Kad tu viską pasidarai taip, kad visa kita, kas tau yra nesvarbu, aplink tą tikslą. Jie būtų surašyti aplink tą tikslą, vadinasi, ne? Ir variacijos tai, kad žmogui labai, labai nuobodu būtų tą patį per tą patį. Mes turime kuo įvairiau, ne? Ir judesys įvairesnis, ir maistas įvairesnis, ar ne? Ir veiklos įvairesnis. Kuo daugiau tokių skirtingų dalykų, ar ne? Turi būti. Tai va sudaro mūsų tą norą toliau tęsti. Nu, vieną klausimą turėjau, pamiršau, iš tikrųjų, tai pabaigsim su paskutiniu. Tai kuo tu gali žmonėms būti pati naudinga? Aš dabar atėjau į MyFlow studiją, matau, kad čia darai, pirmadienį, trečiadienį turbūt, ir aišku, viskas gali keistis, kada ten žmonės žiūrės. Asmeniškai į tave, kuo gali žmonės kreiptis ir kuo galėtum būti naudinga? Tai va, aš būtent ir esu naudinga tuo, kad aš padedu įvesti tą gyvenimo įprotį žmonėms, ne? Aš padedu jiems kol kas tarsi, ne, būti tas, dėl ko jie turi tam tikrą įsipareigojimą, ar ne? Nes kartais žmogui reikia to žmogaus, kuris juos vestų. Iki kol jie užauga, arba tai tiesiog mes pasidarome jau šeimos kaip ir nariai, jau su visam būname kartu. Tikrai turiu labai nemažą klientų dalį, su kuriais sportuojame daugiau nei 8 ar 9 metai. Kur sekti? Kur surasti kontaktai? Mane galite Instagrame, tai Rasa Samkutė, ir Instagrame galite mane rasti. Galite mane rasti ir MyFlow studijos treneris, tenai informacijoje. Būsiu Rasa Samkutė. Va taip, tai ačiū labai, kas nori pamatyti šitą studiją, susitikti ir su Rasa, ar su kitom treneriam, tai prašom kreipkitės, ačiū tau už tavo laiką. Labai kviečiu, ačiū. Jėga.